Metas turbūt atsisukti į rytus, rytinę Vilniaus dalį. Čia, kad jeigu galima, čia biškai nukrypti nuo scenarijaus. Yra pas juos išsidukimo zona. Kam tikiuosi? Ar su kuo čia? Dabar nebegalima rūkyti balkonuose, tai gal kiek pagerėjo. Pauli, galima. Aš nerūkau. Nerūka, bet vis tiek galima. Galima. Vizualizacijas galima buvo padaryti šiek tiek gražesnės. Čia tokias architektų. Iš Minecraft atrodo. Pastebim, kad dalis mūsų žiūrinčių mūsų neprenumeruoja. Manau, kad reikėtų ištaisyti šitą klaidą. Paspauskite prenumeruoti ir gausite žinutę, kai tik paleisim kiekvieną naują podcastą. O jeigu šis epizodas pasirodė įdomus, tai paspauskite ir like bei parašykite trumpą komentarą. Būsim labai dėkingi. Tai ką, ėjom aplink Vilnių ratą, pradėjom nuo pietinės dalies, pratęsim vakarinę, šiaurinę dalim ir metas turbūt atsisukti į rytus. Į rytus ne ta prasme, mes šiaip į rytus nesidairom. Ne į Rusiją. Ne į Rusiją, bet į rytus, rytinę Vilniaus dalį. Aptarti šitus mikrorajonus, tai kaip ir visą laiką aptarsim trumpai visus, ne visus, galbūt mes daugiau akcentuosimės į tuos, kur yra daugiabučiai. Naujos statybos būtų, ką galima šiai dienai įsigyti, aptarsim kiekvieną mikrorajoną truputėlį smulkiau ir po to pabaigai turėsim projektų, naujos statybos tier listą. Šitas smagiausia dalis. Kaip mes vertinam kiekvieną projektą, šiaip įdomių labai projektų yra, charakteringų, yra ir labai brangių, ir labai pigių. Labai pigių, sakyčiau, šiais laikais iš vis nėra. Jau toks subjektyvus dalykas, labai pigus. Labai pigų nėra Vilniui turbūt. Tai va, o visus skelbimus rytinę Vilniaus galite rasti mūsų laidos rėmėjo realu.lt tinklapyje. Tai yra vienas iš naujesnių, bet labai sparčiai augančių ant skelbimo portalų. Opcijos rytinis, vakarinis ar šiaurinis Vilnius nėra, bet gali. Pagal rajonus susiskirsti. Bet kadangi mes suskirstim jau, rajoną pasirinkus galima rasti visą. Galite filtruoti. Taip pat norim nepamiršti internetinės baldų parduotuvės baldai1.lt. Jie turi tikrai platų gerų baldų pasirinkimą, labai, sakyčiau, geras kainos ir kokybės santykis pas juos. Ir įvairovė labai didelė, labai daug visko. Esu ir pats pirkęs baldų, tai tikrai geras servisas, gerai veikiantis tinklapis, geras aptarnavimas. Aš prieš kelis metus pirkau lovai nuomojamą butą, tai nuomininkė dar dabar naudoja, neišlūžo, nesugriuvo, tikrai geras kokybės. Gera lova ir gera nuomininkė dabar. Viskas ten gerai. O kad turėtumėm energijos pliūpsnį, kad nesviruotų mūsų energija šiandien ir kad būtumėm žvalus. Atlaikytume tą gerą valandą. Jo, tai mes turim energetinį gėrimą Bright, tai yra naujas sveikas energinis gėrimas, išsiskiriantis prieš kitus energinius gėrimus, kad jis neturi kažkokiu tais energijos sviravimo pliūpsnių, ko jisai dar neturi. Neturi to specifinio kvapo. Taip, ir pridėtinio cukrus neturi, ko yra kitos energiniuose gėrimuose. Galėtume pasimti kokį nors kitą energinį gėrimą, bet būtų vukt, o po to laidos gale jau būtų down. Pažiūrėsim, kaip Paulius laidos gale kalbės. Taip, o... Pas Paulių tik tai skills, bairiukai ir energija. Neskraidyti pabaigą. Jo, tai iš tikrųjų, ką paminint apie Bright, tai jis yra tik iš natūralių 5 ingredientų, ten įeina įvairūs vaisių, sultis, ekstraktai, mačia, ceremoninė mačia, šaltinio vanduo ir kiti natūralūs gėrimai, kas suteikia šitam gėrimui sveikumo ir tai rodo, kad šitas gėrimas buvo sukurtas mokslininko ir sportininko. Ir šiaip labai skanus, atsargiai, nes vieną išgerus, kitą dieną vėl galvai. Visai būtų nieka. Traukia Brightas. Nėra priklausomybės, bet yra noras pagurštoti. Ir mes turim gerą žinią, kad mes turim nuolaidos kodą, jį dovanojame jums. Begrimo 25. Tai apačioje pamatysite mūsų nuolaidos kodą. Jį įvedus internetiniai parduotuviai galite įsigyti 1, 2, 3 dėžes Brighto ir turėti ofise, namuose, kažkur tai. Ir dirbti su energija. Ar pas jūs jau biure atsirado Bright? Dar ne, reiks kažkaip griežčiau matyti, pakalbėti apie tai. Griežtai kalbėk, ja. Nes pas mus jau yra. Pas mus jau yra tas dėžutė, tas mes stovi. Tai va, tai ką, judam tada toliau su mūsų rajonėliais. Tai ką, mes šiandien aptarsim Žirmūnus, Antakalnę. Rokantiškės. Ir
Nauja Vilnia. Rokantiškės, kaip tu sakai, tai ten yra naujasis Antakalnis Taip. dabar vadinamas. Tai va, galėsim paplėtoti, iš tikrųjų, kas tai per rajonas, gal tokio rajono, ir nėra kaip atskiro, bet yra tiesiog va, ta zona, tai galėsim paplėtoti, paaiškinti. O su kuo apskritai šitą Vilniaus dalis asocijuojasi? Nežinau, pirmie šaunantis į galvą 3 dalykai, kas. Antakalnis tai man iš karto studijų laikai, saulėtekis, troleibusas iš stoties į... O kur tu, antro numerio kur tu gyvenai? Tu New York'e gyvenai? Kamčiatkai. Kamčiatkai gyvenau. Kamčiatka tai yra saulėtekis. Saulėtekis pats galas, tie mažesni bendrabučiai, negu o New Yorkas tai jau tie aukštesni bendrabučiai. Tai Kamčiatka vadindavosi dėl to, kad tie troleibusas važiuodavo iki Antakalnio žiedo ir paskui žmonės turėdavo kulniuoti. Tai jau nebuvo tie laikai, kada aš ar Patricija studijavom, bet dar ankstesni laikai, bet ir iš to kilo pavadinimas. Tai Antakalnis, saulėtekis, irgi to studijų laikus primena, bet man tai bendraja prasme, apskritai, kad apie tą rytinį Vilnių kalbam, toks pirma mintis man gal šauna, rajonas, būtent ta Antakalnis, visa ta... Tikrasis pietinis rajonas toks. Jo, ir ta visa bendra zona, nuo Petro Povilo bažnyčios, kaip ir juokauja, žinai, kur yra Antakalnis, nuo Petro Povilo bažnyčios iki Nemenčinės miesto, žinai. Tai kažkaip man ta tiesiog visa zona kaip visuma toks mintyse. O tau? Man galbūt irgi labiausiai charakteringas yra Antakalnis ir asocijuojasi su, nežinau, Sapieginės miškais, žaluma, tie gražus istoriniai Antakalnio daugiabučiai, kuriuose gyvena inteligentiški meno ir mokslo žmonės. Tai galbūt toks tas rajonas, nors aišku, kaip sakyti, apžvelgsim, kad tai yra truputį plačiau, ne tik Antakalnis, visko yra, bet šiaip jisai, sakyčiau, prestižinė, net sakyčiau, Vilniaus dalis. Ir labai labai žalias, tas išskirtinumas turbūt jo. Nes pažiūrėkit, Antakalnis prestižinis, ten toliau gali būti Valakampiai, Nemenčinės plento, tos visos prieigos, irgi yra brangus prestižiniai namai. Tai... Bet kažkaip žmonės, sakyčiau, gal pasiskirstę, yra Antakalnio patriotai ir tie senieji gyventojai, yra kurie daug metų pragyvenę ir tikrai nenori niekur kitur kraustytis. Ir yra, tarkim, tokių... Heiteriai? Aš Antakalnio heiterių nežinau. Gal net tie, kad heiteriai, bet kurie gal nesupranta Antakalnio hypo, nes labiau asocijuoja tą Antakalnį būtent su ta pagrindinė gatve ir namais aplink O kad ją. ten į kalniuką visos tos gatvės, kad ten to žalumos daug, turbūt ne visi taip giliai pavaikšto po Jo, Antakalnį. ne iki galo gal supranta būtent tą Antakalnio vertę, kuo čia visi aikščioje tas dėl. Viena siaura gatvė su troleibusais. Pervertintas kaip Kalnienai, ne? Tikrai ne. Jo, tai Antakalnis man irgi to žavintis, kad jis yra žalias ir turbūt vienas didžiausių, nežinau, jeigu mes čia taip apsiribuojam ties Antakalniu, minusų jo ta gatvė turbūt. Antakalnio gatvė, jinai gana siaura ir stipriai apkrauta yra. Dar mes vėlgi seną su Ignu video, kai filmavom apie Antakalnį, buvo toks irgi įdomus faktas, kad projektuotojas, kuris tą gatvę projektavo, daug metų ir graužėsi, kad suprojektavo ją per siaurą. Ir tuo metu, kaip ir buvo skaičiuota tokiam srautui, bet kuris, pasirodė akivaizdžiai per mažas, o dabar jau ten nelabai ką pakeisi. Bet šiaip taip paimant, ta Vilniaus pusė turbūt yra viena seniausių dalių miesto, jeigu taip pat nagrinėjant tas 4, kurias mes jau išnagrinėjom, tai ta Antakalnio pusė, aš kiek skaičiau, kad šaltiniuose minimas jau Antakalnis nuo 17 amžiaus. Tai ten iš tikrųjų yra ir tų carinių pastatų ir dar ankstyvesnių ten ir Lenkų laikų ir panašiai. Tai iš tikrųjų labai įvairus jisai labai. Senai išsivystęs rajonas, Žirmūnai, jeigu taip imant jau toliau vėlyvesni laikai, bet vis tiek tai yra 1960-80 metai statyti. Ir čia buvo Vilniaus turbūt vienas iš tokios planinės, ekonominės ir tipinės statybos pirmųjų tokių rajonų. Čia jau jaučiasi tie sovietiniai blokinukai ir monolitų nėra gal Žirmūnuose, gal ir yra. Blokinukai pagrindė jo, yra mūrinių tų pastatų. Antakalnių mūrinių labai daug, o šitą jau upės pusėje blokinukų daug.
Jo, Žirmūnuose jo daugiau blokinų. Dar liekant dar truputėlį prie Antakalnio, turbūt vėlgi į kelias dalis galima suskirstyti, tai tą pagrindinę gatvę ir tos sovietinius pastatus, tada tos tokius labiau autentiškus, senesnius pastatus, kurie jau giliau, tasme, link miško yra individualius namus ir tą tokią Antakalnio, sakykime, valakampių, tą visą sodų zoną, kur tokio visokio mikso yra, tasme, tikrai ir prabangių, tasme, vietų, ir sodų, kurie nėra sodai, tik tai popieriui sodai. O seniai nebe sodai. Tai galime ir įvardinti juos, tai, pavyzdžiui, ten Gvaizdikų sodai, Mileišiškių sodai. Mileišiškių ten iš vis. Jo, Viršupio sodai, pavyzdžiui, Žirgo sodai. Rudausių sodai irgi, Rudausių jau truputį toliau, bet vis tiek geri. Rokantiškės, va visas šitas kampas. Taip. Ir ten, kur sklypų kainos rimtos nuo ten 10-15 tūkstančių už arą gali prasidėti, tai va, ir tokie daugiau. Sodai. Esame, aišku, nagrinėję atskirą. Matau, visi perki tokį soduką ir kokias markytės augini. Brangios morkos. Be galo brangios. Iš to vieno aro išspaustum tų morkų daug. O kaip šiaip, nežinau, sureitinguotumėt jūs šitus 4 mikrorajonus savo simpatijos prasme? Tai jeigu nuo galo pradėjus, tai turbūt Nauja Vilnia būtų... Nauja Vilnia, ne? Pačiai pabaigoje. Pas mus visus bus. Ne, tai objektyviai turbūt paprasčiausias rajonas. O žinai, Rokantiškės vėlgi, čia turbūt nereikia būti Einšteinu, kad pasakyti, kad visiems turbūt Antakalnis yra pirmoji vietai, bet tarkim, Žirmūnus, tarkim, su Rokantiškėm, jas labai sunku lyginti iš tikrųjų ir ten reitinguoti, nes labai skirtingi, skirtingi rajonai. Nes Rokantiškėse tai ką, ten daugiausiai... Kapinės. Jo, kapinės. Žirmūnai tik tai daugiabučiai, o Rokantiškės praktiškai tik tai individualas. Yra šiek tiek tos daugiabučių, paliesim tą vietą. Bet vis tiek man Rokantiškės tai atrodo iškart, pirma asociacija yra kapinės, nes turbūt žymiausia, didžiausia vieta tai vietai. Bet ar nagrinėjant šitus rajonus pastebėjot, kad nėra apskritai daug naujos statybos plėtros? Žirmūnai turbūt daugiausiai turintis, o tie kiti. Ir tai ten ta Žirmūnų viena dalis, tik tais, kur viršutinė, taip vadinkim. Ten jau ar Žirmūnai, ar Baltupiai, ar kitas rajonas, ten sunku nustatyti, bet ta riba. O Antakalnį tai iš vis pamatysim tik tais tokie nišiniai, butikiniai projektėliai, Rokantiškės, irgi viena zona konkrečiai. Tai realiai ta miesto pusė, manau, kad nelabai turi ir perspektyvų ateityje plėstis. Ir už tai ta pasiūla maža ir kainos pamatysim irgi tokios kai kurių įspūdingos. Įspūdingos, o kai kurių labai mažos. Todėl, kad... Bet o jeigu taip investicinė prasme į kapitalo prieaugį, kurį rajonais taip rinktumėtės, va taip long shotą, taip šaunant, investuoti kažkiek tais pinigų, į kurį rajoną rinktumėtės investuoti? Antakalnis. Tu manai, kad dar jo vertė kils? Nėra, kad jis jau pasiekė savo piką? Manau, kad kils dėl to, kad, kaip ir pats sakai, labai mažai yra naujos statybos, labai mažai vietų, kur galima statyti ir vis tiek jis yra labai arti senamiesčio, ribojasi su juo ir tie miškai, viskas, aš manau, Tu, kai Patricijos klausė apie augimą, gal negalvoju, tai brangiausia daiktą. Brangiausia ir stabiliausia daiktas šauna. Aš moteriškai mąstau, kad būtų daug žalumos ir būtų stabilu. Toliau žiūrėk. Į Naują Vilnią, ne, rezervuoti iškart, ne. Arba Žirmūnuose ten pačiam. Bet gal Naujoje Vilniuje yra neatrastas, nenušlifuotas perlas. Tai eikit ir ieškokit. Va, matai? Pauliau, ieškotum to perlą Naujoje Vilniuje? Čia aišku, vėlgi, kokį biudžetą turėtum ir pagal tai turbūt ir žiūrėtum. Vėlgi, jeigu ten turėtum labai mažą biudžetą, tai ar tarkim rinktumės ar tarp normalaus buto Naujoji Vilniui, ar tarp bendrabučio Žalyno gatvėje, tai aš turbūt gal normalų butą Vileikui, tasme pasirinkčiau. Bet žinai, jeigu ten biudžetas yra ten kelis kartus didesnis, tai turbūt Naujosios Vilnios jau nebesirinktum. Šiaip ta Žirmūnų zona iš tikrųjų yra pakankamai perspektyvi, nes dabar turbūt aktyviausia tasme plėtra ir kaip matom vėlgi tie naujos statybos koncentracija vienoje vietoje, jinai kelia, kaip sakyti, ir visos kaiminystės vertę.
Nors nežinau, nors man nėra, kaip sakyt, labai seksi tas meta vieta, visa Man ta irgi. kareivių, tas meta gatvė, ten dar tos pramonės pakankamai daug, bet gal net ne dėl jos, bet tiesiog labai užtankinta tas mes smarkiai ten ta vieta ir bet aš kaip suprantu, kad skaičiai kaip ir dėliojasi, bet tokio vidinio pojūčio gal... Tai kuris tavo rajonas būtų, kur tu dėtum savo? Pareik pas mane į Antakalnį. Aš Žirmūnus, bet aš gal truputėlį norėčiau kitą Žirmūnų vietą. Pavyzdžiui, jeigu taip... Žemiau? Žemutinė? Jeigu galima, aš biškinu kaip nuo scenarijus. Ir viską čia Liktais sugadinsi. būtų, ne? jo, pavyzdžiui, jeigu taip galėtum konkretų namą pasimti su labai decent biudžeto, man, pavyzdžiui, prie Minsko žiedo, kur prie Minsko iki stovi ten tie 12 aukščiai tokie, kur vienas renovuotas, kitas ne. Tai, Tom 12 aukštį imtum? aha, pavyzdžiui, tam 12 aukštį paimčiau. Renovuotam, kur, tarkim, protinga kaina, o vieta tikrai, tokia jau link centro. Tai va, nors ten skaitosi Žirmūnai. Ten labai Žirmūnai, labai gera vieta, aš ten dviejose šalia. Tai jau tokia Šnipiškių ir Žirmūnų sankirta tokia visiškai labai gera vieta. Taip. Ir vieną butą, kai pardavė, tai savininkė pasakoja, sakydavo, einam į miestą pasivaikščioti pėstute, nevažiuoju. Jau grįžtama dažniausiai kokį boltų, bet į miestą tai pėstute. Paskui man, pavyzdžiui, labai patinka, tarkim, ta vieta, sporto olimpiečių gatvė, kur vėlgi... Bet ar čia Žirmūnais jau galima vadinti šitą? Čia geografiškai Žirmūnai. Jo, čia geografiškai Žirmūnai. Tai žinai, Žirmūnai ir ten, ir Žirmūnai yra kažkur prie kareivių gatvės. Jo, Žirmūnai už kareivių gatvės, ten kur autobusų parkas, tai visai ne. Bet čia vardinat geras vietas, bet ar ten tos kainos ten toje vietoje turi potencialą kilti ar ne? Klausimas to, ar neišsemtas tas potencialas. Bet okei. Pagyvensim, pamatysim. Aš tai irgi turbūt gal pritarčiau Patricijai, aš investuočiau irgi galbūt į Antakalnį ir seną statybą. Turbūt irgi rinkčiausi. Jeigu tu taip jau ir konkrečiai irgi tos namus įvardini, tai man irgi ten labai yra fainos gatvės, ten Debesijos gatvė, Šilo gatvė, ten Grybo gatvės, tos gerasis Antakalnis, ten tikrai, manau, tų variantų galima dar rasti. Aišku, jau yra tikrai nepigu, bet turbūt atstumas nuo centro gali duoti. O netrodo, kad šitą, kad, naujoji Vilnia, kaip sakyti, yra miegantis slibinas. Ir, nes dažnai vėlgi, kaip pasakai, nauja Vilnia, tai tokia, žinai, tokia, žinai, šypsenėlė. Sarkastiškai ir iš tikrųjų, Kuria prasme čia tas slibinas, aš taip mąstau ir iš vieno kampo, ir iš kito. Lokaciškai. Naujoji Vilnia yra neužstatytas rajonas, pakankamai žalias ir lokaciškai nėra taip toli nuo centro. Batoro gatvė pasiekiamas labai greitai. Jo, pakankamai geras susisiekimas, žinai, kažkadaise, senaisiais laikais, žinai, Užupis atrodė, ubaginis rajonas, šitą ten poetų ir visokių ten menininkų, kažkada tie patys Markučiai netrodė nieko ten labai gero. Ir žinai, bet matai, kad į tą kryptis į tą pusę eina, tai va, žinai, gal praeis, nežinau, ten 15, tarkim, ar 20 metų ir sakysim, naujoji Vilnia. Taigi buvo aišku, kad Batoro gatve pavažiuoja ir jau centras. Prezidentai gyvena. Bet man tai nežinau, jau 10 metų mes kalbame apie naują Vilnią, kad čia perspektyvus rajonas, bet čia kaip yra kai kuriem krepšininkam būti lemtam, žinai, perspektyviam. 28 metų vis dar perspektyvus. Taip ir nauja Vilniai, man atrodo, kad irgi lemta būtam, žinai, perspektyviai, kaip ir rodikliai yra, bet ten nežinau, ar kažkoks kultūrinis miksas, ar kažkokie kiti veiksniai, bet neleidžia šitai teritorijai iššauti. Nežinau, neateina didėjai vystytojai. Kodėl neateina? Vat klausimas. Neįsileidžia. Ar ten nėra paklausos? Ginčičiausi, ar ten tikrai nėra paklausos, nes yragi pastatyta keletą naujos statybos daugiabučių, kuri ten gatvė, dabar nepamenu tiksliai. Linksmoji gatvė ir Gerovės, man plauk, ne Gerovės. Ir panašu, kad yra poreikis, nes linksmoji. Karklėnų, šitą aš turėjau omeny. Ir linksmoji, kai nagrinėsim, ten vos keli butai likę, tai akivaizdu, kad yra poreikis. Tai žinai, ten pastato vieną tą nedėlį projektėlį. Jo, kai nėra konkurencijos. Konkurencijos nėra, žinai, paklausa. Nes klipų tai ten tikrai yra. Ten, kur tas linksmosios mes nagrinėsim, tai ten aplink. Man tai atrodo, žinai, toks
jo, tas kultūrinis miksas Vileiko yra ir nėra gal tokios infrastruktūros, vėlgi ten pasilinksminimo vietų, Dūmų fabrikas. Eik, tu dūmų fabrikas. Alaus yra daug. Tai to truputėlį nėra kažkokių ten, žinai, sporto klubų. Vėlgi, klausimas, žinai, kas turi būti pirmas, žinai, ar paklausa, žinai, ar pasiūla suformuoja paklausą, tai va, žinai, kuris pirmas turi atsirasti. Tai... Žodžiu, vystytojai drąsiau į Naują Vilnią. Šiaip Naujoje Vilniuje ganėtinai plečiasi individualių ir sublokuotų namų perspektyvoje. Tikrai atsiranda ten nemažai tų į laukus, ten toliau ten visi tie grigaičiai ir panašiai, besiplenčiančias teritorijos, kurias ten jau gali net ir iš dalies jungti su Pavilniu. Tai ta vietovė tokia jungiasi per individualius namus, bet per daugiabučius, nežinau, ten per turbūt 10-metį galima suskaičiuoti ant 2 rankos pirštų naujos statybos projektus. Ja. Arba, žinai, į metus po vieną. Jo, arba, žinai, ta zona už geležinkelio, už to Patricijos dūmų fabriko, kur taip statosi vėlgi ir nauji namai, ir ten techniškai naujoji Vilnė, bet irgi tarsi gyventojai kaip ir nenori asocijuotis su nauja Vilnė ir norisi kaip ir asocijuotis labiau su Rokantiškiam arba Antakalniu. Todėl, kad Naujas Vilnius pats kaip rajonas, jis niekada nebuvo prestižinis ir matyt, vengia žmonės to, kad labiau Antakalnis daug gražiau skamba. Taip. Bet kainos Naujoje Vilniuje vis dar yra žemesnės negu kituose mėgamosios rajonuose. Ar būdavo, tarkim, kada objektus turi, tarkim, ten Naujoje Vilniuje visą laiką, pavyzdžiui, būtus ir skaičiuodavai maždaug taip 10-15% pigiau negu atitinkamas tas atotrukis, aš kaip jaučiu, taip ir laikosi. Nėra taip, kad pradėtų lygintis, ar jisai pradėtų vytis kažkokius rajonus. Ne. Gal jeigu ten koks nors labai gerai įrengtas kokiai vietai. Bet jeigu visumoj, tai žinai, bendrai žiūrėt. Remontuotinas būtas, žinai, Vileiko, remontuotas būtas kokio Šeškinį, tai va tas ir laikosi. 15% skirtumas. Ir ką aš jaučiu, kad ten yra vietinė rinka ir vietinė, pirkėjai vietiniai yra, ta prasme, nėra taip, kad gyvename Šeškinį ir dabar ateinam Naują Vilnių. Sugalvoju, nusipirksiu Naują Vilnių. Gyvenau 1 kambario bute, perku Naują Vilnių 2 kambarių arba 3 kambarių. Gyvenau bute, perku kotedžą irgi Naujoje Vilniuje. Tai tik tai toks vietinis judėjimas. Ten vietiniam čiate žmonės piktinasi, kad ant jų rajono negražiai šneka, kad sakė, kad dabar jau žymiai viskas geriau. Tai mes gražiai šnekam. Gražiai šnekam. Gražiai. Ok, tada ką, Rokantiškės galim šiek tiek irgi apkalbėti, tai kad suprasti, kas tai yra Rokantiškės, turbūt tai yra visa ta dalis. Čia, kai gėda sakyt, jau Antakalnis, žinai, nebeišeina sakyt Antakalnis. Tada kai naujasis. Tada naujasis, jo. Bet žiūrėjau Rokantiškės. Ja, tai, kaip sakyti, turbūt prie tų Rokantiškių galima priskirti būtų ir Uosių sodai, ir Rokantiškių sodai, ir kiti ten aplinkiniai yra sodai. Ir ta visa teritorija ten, aišku, yra pagrindė 90%. Kalno, Duburio, ten tos gatvės laukai. Yra individualus namai, bet yra, kaip sakai, Taurijos, Kalno, Duburio. Yra šiek tiek tų naujos statybos būtų, bet ten yra kažkada irgi kalbėta, kad kur ta perspektyva didelio naujo rajono su darželiais, su bažnyčiom. Prieš 10 metų jau buvo ta vizija, kaip ten bus. Užmetė ten tokį tą, nenoriu sakyti, kad negerą šleifą, bet tokį drėptelėjo tokio purvo ir kažkaip sunku nusiplautos metai vietai ir nėra labai patraukli pirkimui dabar ta vieta ir tos kainos jos, sakykime, pakankamai žemam lygiai. Labai žemam. Nusipirkti patogaus išplanavimo butą ten tikrai galima už sąlyginai nedidelę sumą. Naujos statybos su geoterminiu šildymu. Ir tikrai daiktas bus puikus. Ir vystytojai normalūs geri stato tik tai tiek, kad infrastruktūros vis tiek mažai. Bet dabar pradėjo tik tai statyti. Buvo ilgą laiką, buvo ten vienas ar ten 2 tie projektėliai, kuriuos statė gal 4 skirtingi vystytojai. Turbūt 3 iš jų užsilenkė, gal ne. Bet aš kiek atsimenu skelbimuose, kiek žiūri, visada ten Kalno, Duburio yra skelbimų, visada yra pasiūlos. Ja. Ten atrodo amžinai parduoda, ar jie ten tiek stato, ar jie neparduoda jų. Nežinau, ten ir ilgai ir pridavinėjo, man atrodo, ten tą projektą. Ten buvo užstrigę kažkas. Ir sakau, toks automatiškai, žinai, užmeta dėmę ir ant kitų ateinančių projektų, nors, sakau, kaip ir vieta,
tikrai not bad. Bet ten, pasitikit, yra toks užmiesčio jausmas. Kad atvažiuoji ir toks, ten, kol privažiuoji tos daugiabučius, tokie laukai, individualus namai ir panašiai, ir ten, toksai kvartaliukas daugiabučius, toks, man nesijaučia. Ir dar tarp tų daugiabučių tokie tarpai, pastatyta, tada senų trobelių vienas dar yra laukas šiek tiek. vėl pastatyta, jis kažkada galbūt tikrai gražiai atrodys, bet dabar dar ten trūksta. Aišku, naujos statybos namuko aplink pristatė irgi nemažai, tai to tokio turbūt išbaigtumo vis daugiau matosi. Nu, bet tai, žinai, o tokioje vietoje, ko norisi, žinai, turbūt nesinori 9 aukščio. Žinai, tai Ne, ir stato ten tos tokius 3-4 aukštų daugiabučius. Bet pavyzdžiui, infrastruktūros atrodo mažai, ten tų parduotuvių, stotelių, visko, bet vakar aš važiavau dienos metu iš ten į Naujamiestį 20 minučių, 18 gal koks. Kuriuo metu važiavai? Dienos kokią Tai. pirmą. Tai, jo, bet visumoje tai nėra, atrodo tik tai, kaip tu sakai, kad nuo šaliai toks truputį kaimukas. Visumoje tai 20 minučių Vilniaus mieste iki Naujamiesčio, tai labai normalus Bet ten atstumas. nors ir važiuoja tas ir viešasis transportas, bet vėlgi yra pagrindinė gatvė, tokia siauroka. Labai. Aš kažkada į apžiūras važiuodavau ten į Kairėnus ir jau taip, žinai, jau ten taip pasiskaičiuoja tą laiką, jau taip tip top ir ten priešais, kaip sakyti, autobusui iš galo, tas važiuoja ir negali apsilenkti, nes lietai važiuoja, o iš priekom srautas irgi ir toks lietai judė. Nuvažiuok į Žaliuosius ežerus, dar netai bus. Ten apskritai turbūt dideliai koncentracijai nėra perspektyvų būti, nes ten tos gatvės labai greit užsikimštų, jeigu ten gautų tokius srautus, kaip nežinau, ten rytinė miesto dalis. Nu, bet kažką reikės ten daryti. Vis tiek ten yra tas aplinkelio projektas per Kairėnus, per Galgius, bet kol kas ten tik perspektyvos. Negreit dar. Bet žinai, pats rajonas tankėja, tai turės būti kažkokie planai. O jeigu ne iš daugiabučių perspektyvos, iš individualių namų, kaip jums rytinė miesto dalis atrodo, ar rinktumėtės pirkti sklypą, statyti namą arba pirkti, nežinau, sublokuotą namą? Aš tai labai svarstyčiau. Taip. Taip, vienareikšmiškai. Tai mes daug kartų esam šnekėję, pažiūrėjau, apie vėlgi ten žymybių, visokius namus, politikų namus, tai pažiūrėjau, kiek žymių žmonių tasme gyvena būtent va toj, sakykime, Antakalnio, Rokantiškio, ten toj zonai, tai ten... Ne, aš jau nekalbu, kad pirkt sklypą Antakalnį, čia jau yra misija neįmanoma. Sklypą ar namą aš, kada rytoj turiu notarinę Rudens gatvės namuko, tobula vieta, tu iš bet kur kelias minutės. Topinius vardina. Bet Antakalnį. Patricija, grįžkite į žemę. Aš kalbu apie šiandieninius statomus, sublokuotus namukus, ne apie Rudens milijoninius namus. Galgiai, Kairėnai yra, Nemenčinės plenta. Paklausai apie tą pusę ir pasakoju, kas man patinka. Jo, mes kažkada esam šnekėję, man atrodo, tai irgi apie tą Galgių, Kairėnų, pavyzdžiui, zoną, kuri vėlgi žmonės dažnai nori ten išgirsti, kur ten, žinai, kur perspektyvos, kur ten dabar pirkti. Aišku, čia nėra receptas ten pirkti, parduoti ar dar kažką, bet tikrai man ir iki dabar atrodo, kad vėlgi, pavyzdžiui, ta Galgių, Kairėnų, Rokantiškių zona, tam tikra naujosios Vilnios zona, aš, pavyzdžiui, dabar ten turiu namuką Kalno gatvė, kuris techniškai yra naujoji Vilnia, bet, vieta, tarsime... Pareklamuojam. Gero daikto, kodėl ne? Gal jau nebeliks iki išėjimo podcastą. Tai greičiausiai neliks, bet tiesiog, kur atrodo, žinai, ten naujoji Vilnia, bet fainos vietos ir, man atrodo, sakau, pakankamai geras dar kainos kokybės santykis su potencialiu vertės augimu į ateitį. Tai, nežinau, man šitą zoną, tai tas man netgi labai už abiem rankom. Nu gerai. O tau? Man irgi, ne, man labai patinka. Supeikiai, aš per artys. Aš ne kartą, ne vienam podcast'e esu sakęs, kad man Kairėnai, Galgiai ir ta vieta aplink Nemenčinės plento tikrai yra gera. Aš, aišku, pasiginčyčiau gal truputėlį toliau jau ten link Nemenčinės važiuojant. Tai tu nori pasakyti, Nemenčinė nebėra Antakalnis. Techniškai, geografiškai gal ir taip, bet jau aš ten individualių namų, gal man per toli. Esu pardavinėjęs ten ir keletą individualių namų ten jau aplink Antavilius. Tai jau ten pasakiškės, jo, jau ten daug kas atvažiuoja ir sako,
pirktumėm, bet tas atstumas čia ta vietovė ir Bet ten panašiai. irgi labai žavių vietų yra Pušynas. Tai vėl kaip priklausomai dar nuo gyvenimo, ten ritmo tempo, jeigu, pavyzdžiui, ten ar vyresni žmonės, kuriems jau mažiau to važinėjimo reikia, arba, pavyzdžiui, jeigu ten daug dirbi iš namų ir džiaugiesi, kai gali išvažiuoti. Ir tai gal Ir ilgiau važiuoti iki miesto, visai džiaugiesi, ne? Kad ne 5 minutės, o važiuoji ten 20 minučių. Podcast'o paklausai važiuodami. Nu ką, bet manau grįžtam prie mūsų akcento šios laidos, tai yra daugiabučių namų, naujos statybos ir padarykime mūsų rytiniai daly esančių naujų projektų terlistą, aptarimą. Ir panašiai, nu tai ką, mes kaip ir pradėjom turbūt nuo žirmūnų, tai ir tęskim toliau žirmūnais, tai pradėkim nuo tokio citus projekto Mūnai. Mūnai. Suprantu, pametė pirmą žodžio dalį. Kurią? Žir. Geras. Šitą net nepagalvojau. Nu kažkaip. Nu tai va, tai toks yra projektėlis, ką mes žinom apie tos Mūnus, kad ten yra kvadratūra Kareivių gatvėje. Kareivių gatvė čia medžio centro teritorija faktiškai. Tai čia truputį išsiskiria prieš kitus, kurie yra Kareivių gatvės kitoj pusėje, daug yra tų projektų. Čia ta vieta, kur pėstų. Prašokat sankirą. Geresnė vieta. Jo, truputį geresnė ta, kad tu į šiaurės miestelį gali nueiti. O tai jau yra pliusas? Šiaip nuo čia, kur filmuojam, tai čia turbūt keli šimtai metrų. Čia visai, galėsim nueit Mūnus pažiūrėti. Jo. Bet aplinka tai dar tokia nelabai jaukia. Bet žiūrėk vėl, Patricija, mes daug esam kartų šnekėję. Kai perki, tarkim, pirminėme etape vienokį vaizdą gauni, bet ten užsilokini kainą. Kai ateisi, viskas bus nulaižyta ir gražiai, nu tada, žinai, biski bus ir turbūt ir kainos kitokios. Kaip jums architektūro vaizdas viso šito projekto? Žiūrėjo turbūt vizualizacijas, ar ne? Ir vietai buvo vizualizacijas, toks, žinai, tarp tų vat, visų gamybinių, ten tų medžio centrų ir taip toliau, toks jis keistokai dar atrodo, nes visai kitoks toje aplinkoje daiktas. Kitoks, bet aš manau, kad šitai miesto daliai čia viskas yra teisingai. Jo. Panašiai ten prisiderina prie tų kitų projektų. Nėra visiškai kažkoks tai neįdomus, baltas ir negražus. Nėra, aišku, ten galimybių tokioje vietoje daryti, ten, nežinau, pilnai klinkerio fasadų, brangių kažkokių sprendimų ir panašiai. Gal ir prasmės. Turi jie šiaip nemažai ant stogų terasų. Ir pirmame aukšte ir ant stogų. Keletui būtų, jo, ir pirmame aukšte. Tos pirmo aukšto terasos man primena šiaurės miestelį, to Žukausko gatvėje, kur pačiai tas terasas, kur sakė, nuolat šiukšlės krenta. Kaimynai vaikus mėto. Dabar nebegalima rūkyti balkonuose, tai gal kiek pagerėjo. Pauli, galima. Aš nerūkau. Nerūkau, bet vis tiek galima. Kas ten supaisys? Iš kurio aukštas skrida, ne? Aš nerūkau, aš nežinau. Iš kurio aukštas skrida nesigilinė, ne? Jo, tai ką mes čia dar turim iš informacijos, kad nuo pusantro kambario iki 4 kambarių pasirinkimas, A++ klasė, kvadratūra nuo 28 iki 91 kvadrato. Mažiukų nemažai. Bet ir biškai ir didesnių pagaliau atsiradė. Jo, jie ten pasižymė kažkokiais oxygen rekuperatoriais. Žinai, Whatever that means. Nesigilinau aš irgi, bet... Bet kuo toliau tuos projektus pačius lyginti, pavyzdžiui, kai su pirkėjais nori atsirinkti, kuo toliau tuo sudėtingiau, nes jie plius minus visi panašus. Taip. Nes jeigu buvo dar kažkoks laikotarpis, kažkas dar daro radiatorius, kažkas jau grindinį šildymą, pas vienus rekuperatoriai yra, pas kitus nėra, arba ten tik tie mažieji, kitur. O dabar jau faktiškai yra standartai vienodi, grindinis šildymas, rekuperatorius ir toks jau... Tai būdavo ten vieni jau ten, žinai, A+ klasė, žinai, kiti dar standartiškai nepersitingia ten, žinai, A klasė. Arba B, dar kažkas dar užsitaupęs turi B, žinai, ten klasės. O dabar jau viskas, už tai kažkokie reikia oksigenai kišti. Bet aš manau, kad čia oksigenai tie patys sieniniai Lunos rekuperatoriai, nes irgi aprašymas labai paprastas įrengimas, kompaktiškas, lengvas, veikia keliais režimais ir panašiai. Tiesiog paprastas daiktas pavadintas labai gražiai. Ir man dar labai patiko jų frazė. Yra pas juos išsidukimo zona. Lėkščių daužymo zona. Nežinau, kam jinai skirta, vaikam tikiuosi. Ar su kuo čia? Ne. Su kaimynė.
Su kuo išsidūkti? Nežinau, bet tikiuosi, nepažįstu tų draugų. Ne, dar reiktų ir lėkščių daužimo zoną padaryti irgi, manau, kad praverstų Jo, laisvą gali laiką. būti išsireikimo, kirvių mėtymo. Tiesiog vaikus užrakini ir kitos Ir kaip siramina grįžta. Jo, bet šiaip čia, kaip sakyti, tik tai meninis nukrypimas, humoro dėliai, bet šiaip, aš sakyčiau, viskas teisingai su šitu projektu. Jie reklamuojasi, kad jų pakankamai didelė ir investicinė grąža, ir vertės augimas. Jo, ir kainos mes ten turim nuo 3,5 tūkstančio iki 4800, bet čia jau turbūt tie mažieji buteliai, pusantrinukai. 28 kvadratai. Tai Aš taip sakyčiau, turbūt jų vidurkis turėtų būti, mūnai. Apie 4 turbūt. 4 tūkstančiai. Čia vienas iš skelbimų yra 62 kvadratai, 4600, turbūt 4 ir nuo 4 iki 4,5 tokie vidutiniai 2 kambarių butai turėtų eiti. Tai kaip ir šitai vietai gal šiek tiek daugiau kainuoja, negu po to palyginsim su kitais. Bet matai, jisai toj pusėje gatvės ir jis tikrai. Manau, tas lemia. Jo, jis. Bet taip, žinai, lokaciškai žiūrint. Tam tikrą prasme irgi atrodo baisokai, žinai, kai jau tavo savikaina su įrengimu, žinai, jau yra. Tu dar nepripratai? 5 su biškiu. Tu dar nepripratai? Pripranti, žinai, bet kartais retrospektyviai pagalvoja, atrodo, wow. Reikėjo prisipirkti būtų tada. Taip. Gerai, neužklūnam šito projekto, metas jį įvertinti. Tai ką, mes tada turim tier listą mūsų. Ką jūs manot, kur dedam mūnus? Aš sakyčiau į A. Aš irgi į A. Viskas teisingai, nėra kažkas tai super wow, kainos vis tiek nemažas, bet projektas teisingas. Jisai toks visai. Gerai, judam tada kito Žirmūnuose esančio projekto, jau kitoj gatvės pusėje, to paties Cituso statytas Riterių 12. Projektas kaip New York'e. Man va šita vieta yra įdomiausia, kodėl jį pavadino kaip New York'e. Ir vizualizaciją žiūrėjau ir nuvažiavau vietą. Nepasijutai New York'e. Aš ten gyvenus New York'e, žinokit, nieko panašaus išskyrus nupieštą ant sienos paveikslėlį, tai man New Yorkas tai yra dangoraižiai. Aišku, yra New York'e. Yra paveikslai. Tai sakau paveikslėlių. Nupiešk šitą Eifelio bokštą ir bus kaip Paryžiui. Labai įdomus sprendimai ir to labiau, kad net ir reklamuoja jie, kad mažaaukštė statyba. New Yorkas vis tiek turbūt visų galvas yra labiau dangoraižiai. Bet tai nėra mažaaukštė statyba. Ne, yra ir mažaaukštė statyba. Tai čia vienas, o yra 3 aukštų. Jo, ir toks ir toks. Tai man, vat jeigu tą vietą prie, kur nagrinėjom praeitą kartą, man atrodo, užpraeitą prie spaudos rūmų pavadintų kaip New York'e, tai sakyčiau, jo, labai logiška. Čia, man niekaip tas pavadinimas nesiderina su pačiu projektu. Šiaip būtų išplanavimai visai vykę, pats projektas, manau, kad neblogas. Bet tik tai tiek šitas projektas, tiek kitą, kurį nagrinėsim, šita vieta, tai man jau aplink dar tiek daug tų visokių įmonių, mažyčių, servisiukų, kažkokių metalo laužo supirktuvių ir tokių mažų angarų pridaryta, kurie veikla vyksta, privažiuoti sudėtinga. Jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėsim, kaip kokį paupį formavo. Nupirko didžiulę gamyklą, viską nunešė ir nuo nulio viskas buvo vientisa. Tai čia privažiuoti nėra paprasta, išvažiuoti irgi. Toks, ta prasme, tarp tų tokių mažyčių gamybinių patalpėlių tie pastatai, tai jeigu lyginsim mūnai, man vieta fainesnė. Tai pagal parametrus šiaip šitie projektai labai panašus, irgi kvadratūros nuo 30 iki 80 kvadratų, jo nuo 1,5 iki 4 kambarių, aišku, 4 ten labai nedidelis kiekis. Tokie einamieji nuomai labai daug. Jo, šitas projektas kiek senesnis yra, tai jau ten aš kiek žiūrėjau, yra vos keli butai laisvi, ten 2 ar 3 butai ir jiem ten akcijos taikomas, tai jų kvadrato kainos labai geros tų akcijų, ten 3, 5, 3, 6 už kvadratą. Dažniausiai jau likučiai ir atitinkamai nori išsiparduoti. Arba jau kažkokį gal prastesnių užplanavimų ten. Greičiausiai.
Tai pagal šitą kainą tai labai konkuruoja su mūnais, bet turbūt, kad vėl čia Bet ir nebekonkuruoja, nes projektas. Likučiai tik tai likę. Prie A tik tai 1 pliusas, ne 2 pliusai. Tai turėtų būti šiek tiek pigesnis. Tai gal labai dar neįsiplėskim daugiau apie šitą projektą. Viskas, manau, kad tvarkoje, teisingai. Tik jau, žinot, pavadinimas, kodėl toks papasakokit, bus įdomu. Man tai štai B. B. Turbūt B. Negalim turbūt į tą pačią lentyną su mūnais pastatyti, bet nėra kažkas tai blogo. Gerai, toliau žiūrim tada Žirmūnuose. Kaitos. Vėl su mū prasideda moods. Tai atsidarykim mūsų, kaip jums šitas projektas. Fasadai tokie gražūs, sakyčiau, visai. Pradėkim nuo vizualizacijų. Bet visiškai šalia mūnų, visiškai jie ten riboja. Jis toks kaip pentagonas. Ne mūnų, o šalia... Apvalus. Labai senas kaitos projektas, labai žiauriai senas. Ilgas. Čia turbūt, nežinau, pradžia kokiais 21 metais. Ten to iš ankstiniams pirkėjams ten galima buvo nusipirkti jau labai senai. Ja, bet žinai, tuo pačiu atrodo, žinai, kaip ir fainos kainos ten tuo metu buvo, bet 5 metus vis dar neturi. Palauki. Ja. Ten žinau, kad vieni mano klientai, pažiūrėjau, dabar tik tai ten balandėjais notarinių sutarčių forminti, nors rezervavę 21 metais. Tai va, tai ten buvo bėdų, ten, man atrodo, su projektavimu, ten su visais. Bet vėl, ką Patricija sakė, labai gerai šitoje nuotraukai iliustruojasi, kad projektas ir aplinkui matom kažkokius tai komerciniai garažiukai, kažkokius sandėliukai, šičia tas senas administracinis, kuris jau gal į loftus, nežinau, virstantis ar pavirtęs. Yra ten tų loftų, yra tų tokių, kur į nieką. Čia tas mūsų anksčiau nagrinėtas New Yorkas, bet jo, toksai suspaustas, šiek tiek žalios erdvės yra, bet... Ir važiuoja ir toks ženklas metalo, laužo, supirktuvė. Trašos ten. Bet man nežinau, man šitas projektas toks labai nuomai atrodo. Labai. Ir jo charakteristika, nežinau, tų langų viens prie kito, jokio estetinio vaizdo. Kai šalia jo yra loftai, tai jis toks stilistiškai ten aukštos lubos ir jie tokie siauriai aukšti langai, tai ir šitas stilistiškai kažkuo panašus. Langų kaip mokyklai. Jo. Arba kaip loftukuose būna, daug. Tai va, beje, pas juos irgi loftukų yra. Taip. Pirmam aukšte yra 2x2 aukštus tokie loftinio tipo butai ir toliau yra normalus. Ir dėl to yra paskirtis dviejopos gyvenamosios ir viešbučių paskirties. Loftose lubo aukštis yra 4,5 metro. Tai reiškia, kad jau galima pasidaryti normalius 2 aukštus, kur atsistot gali. Beveik. Aš visur telpu, jūs ne visai. Ai, buvai tu? Ai. Jau 4 metrai. Aš paskaičiau, išsivedžiu vidurkį. Bet vėlgi, čia reikėtų žiūrėti, ar tikrai ten gaunasi, nes kiek matau šitų vizualizacijų, gali būti, kad pamatuota yra iki aukščiausias vietos, o ten dar praeina sija, kur reikia vis tiek pasilenkti ir panašiai. Tai... Labai gražiai pateikta, labai gražiai vizualizacijos. Šiaip gražus pateikimas, viskas. Ai, va čia dar irgi įdomus jų neuroarchitektūra. Ir jie, kaip čia įvardina, neuromokslų paremta aplinka ir išplanavimai. Bet bandžiau ten rasti kažkur... Gražiai skamba. Ten kažkaip yra suformuota. Kad žalia, kad natūralu, kad feng shui. Viskas moksliškai paremta. Visi išplanavimai ir visi išdėstymai. Tai va, čia marketinginis toks triukas ar kažkas, bet įdomiai skambantis. Labai sunku išsiskirti, jau matyti, jau reikia kažko. Tai gerai, tai nežinau, ar kažką turite dar pridurti. Jeigu pagal kainą šitas projektas iki 4,000 varijuoja kainas. Neaišku kiek, nes žiūrint, kada rezervavo. Jo, tai turbūt, sakykime, šiai dienai tarp 3 ir 4 tūkstančių sviruoja, šiek tiek gal pigesnis negu kiti, bet ir jaučiasi kokybė gal truputį kitokia. A+1, irgi ten 1-4 kambariai ir panašiai. B iš karto, ne? Gerai, nesiginčiju. Mano balsas nieko nereiškia. Ir reiškia net labai daug. O ką norėtum sakyti šiaip jau? Ta pati turbūt.
Gerai, mūts keliaujam į B kategoriją kartu su New Yorku, jie šiaip šalia viens Visiškai kito ten yra, tai ribojasi. panašiai labai ir atsistoja. Turi tos pačius minusus, tą kaiminystę ir privažiavimą. Gerai, toliau dar liekam tuose pačiuose Žirmūnuose, einam į projektą P70. Šiaip ką pastebėjau, Prodo vystytojas statytas, Prodo labai mėgsta tas koduotės. Ten P9, Ja. P70. Pagal gatvę ar pagal... Ir panašiai, tai ką mes čia turim. Čia toks pusiau komercinis, pusiau gyvenamosios paskirties prie Impulso kareivių gatviai. Jo, tai čia yra prie Impulso, prie gatvės esantis. Vienas korpusas, va šitas korpusas yra komercinis, o kiti 4 pastatai yra gyvenamieji. Kas iš karto man čia kliūna į akis, tai kad jis prie tokių didelių sraunių gatvių. Nu, jeigu iš Žirmūnų gatvės išvažinėsi, tai jau stovės. Ir čia jie labai taip prašo. Ramybė ir jaukumas, jei tai būtų tik tiek, netrukus pasidarytų nuobodu. Tai jiem ramybė. Apsidraudžiam į priekį. Jie tą minusą savo išnaudoja kaip privalumą. Ramybė tai čia yra nuobodulys. Eismas ir yra smagu gyventi džiaugsmas. prie kareivių gatvės ir panašiai. Intensyvumas ten kosminis iš tikrųjų buvau aš tam projekte ir kai šiaip visumoje jisai gražiai vizualiai atrodo, bet triukšmas ir kai kur to šviesos yra mažokai, kadangi aukšti labai pastatai ir jie vis tiek koncentracija didžiulė, viens priešais kitą sustatyti, tai taip mažesniuose butuose buvo jausmas, kad šviesos šiek tiek trūks, ypač jeigu žemiau. O triukšmas didelis, ne? Nu, jo, į balkoną išėjau, nu tai toks. Ir toksai, žinai, pažiūrėt, jeigu esi šeima kokia, išeini į lauką, pasivaikščiot, na, ten bus turbūt kažkoks vidinis kiemelis, Yra bet... vidinis, mažytis. Toks, Jo, bet, pažiūrėt, jeigu tai pasivaikščiot kažkur, nu, Nieko. ar ten į šiaurės miestelį dabar eiti, ar čia eiti link Neries, žinai, pasivaikščiot, ar dar ten giliau į Žirmūnus kažkaip toks, nežinau. Tikrai Palei nerį gali vaikščiot. Nu, Link Valakampio eiti. nu, bet ten, žinai, dar gaunasi... yra gabaliukas. Gabaliukas. Yra gabaliukas. Pliažas visai Paeit. netoli. Nu, visai netoli. Ja. Tas esminis žodis visai. Nu, kodėl ten nusileidai Bet po ten, tiltu ir... kas tikrai mirtinai reikalingas parkingas, nes ten visiškai nėra kur šalia parkuotis, jeigu neturėsi parkingo, tai neįsivaizduoji, kur automobilį palikti. Ką jie rašo, kad kiekvienas butas turi terasą arba balkoną. Taip. Pažyminę 350 vietų aikštelę. Erdvė. Pritaikyta net ir elektromobiliams yra. Taip, pas Saugus visus. automatiniai vartai ir panašiai. Ir dar jie pasižymė tokį pateikė pliusą, kad projektas lengvai butai sujungiami į 4, 5 ar 6 kambarių butų erdvės. Bet tas, Kad gali jungti kelis. tas išskirtinumas, nes tikrai ne visi jungia, ne visi numatė tą galimybę, tai jeigu reikia didesnio, čia tikrai gali. Šiaip fainai, kad jie panaudoja tą tokį Taip. potencialą sujungimo, nes kas ieško, tarkim, 4 ar 5 kambarių, gali susidurti su labai dideliu. Ir jeigu tai planuoja dar projektuodami tą, kad galbūt kažkam reiks susijungti, dažniausiai protingas tas sujungimas gali būti, nes labai dažnai, jeigu ir nusipirksiu du butų šalia, nu, gaunasi labai daug tų bereikalingų kvadratų arba tas apjungimas toks nelogiškas. Bet dabar pastebėjau gal truputėlį, kad vystytojai atkreipia į šitą dalyką dėmesį, jog daro didesnių būtų daugiau arba galimybę sujungti ten 2 butus į vieną. Nes seniau būdavo, štai ten didesnio būto kaina, tai yra lygu namo kainai ir štai tų didesnių nebedaro, bet dabar vėlgi, nenoriu sakyti, kad čia tendencija kažkokia, bet yra vėlgi poreikis, kad žmonės ar iš namo ateina, ar visgi žiūri tų didesnių būtų ir šaunu iš tikrųjų, jeigu yra galimybės jungtis ir pasidaryti didesnius. Tikrai normaliai didesnius, o ne, žinai, ten 4 kambariai 7 kvadratų. Jo. Nes jie siūlo nuo 1 iki 3 kambarių, šiaip jau asortimente, nuo 32 kvadratų iki 76, nu tai toks Bet labai jeigu- platus range'as. Ir Jeigu gali dar mažiukai, apjungti, tai ir išvis- šeimininiai. Tai, nu, visas, man atrodo, tas Žirmūnų galas jie taiko į vis plačią auditoriją. Nu, kainos nuo 3 iki 5,5 čia Patricija parašys. Tai 5,5 čia turbūt Tai jau kokie mažyčiai. nors mažyčiai arba, nežinau, kažkokie gal ten penthausiniai yra, bet čia aš kiek Vargu žiūrėjau, ten Pelnhausenį. nelabai yra jo. Tai
Mažiukai čia turbūt. Mažiukai, bet labai didelė kaina, atrodo, 5,5. Net ir už ten 30 kvadratų būtų. Na, bet, Radau info. jo. Nu, let it be. Tai kainos, turbūt vidurkės irgi apie 4, kaip ir to viso galo. Nu ką, Ignai, Gerai. nori, kad tavo žodis kažką lemtų, tai dur Tai pirmas. jo. Pirmas, sakyk gerai, pirmą. pa 70. Aš turbūt jį statyčiau gal visgi B. Ta Mes dabar su Patricija kokią nors kitą raidę pasakom. Aš irgi B, ta prasme, tai pats projektas visai fainas, bet vėlgi turbūt triukšmas, kad ten didžiulis, tai naivu tikėtis šitoj gatvėje neturėti triukšmo. Tikrai Žirmūnas yra gerokai ramesnių vietų, bet Kareivių gatvėje visada pasižymėjo didžiuliu intensyvumu ir didžiuliu triukšmu, čia kitaip nebus. Mūnai vis tiek geresnėje vietoje yra. Jo. Ir, Mūnai ir ramesni. šitie turbūt į tą pačią kategoriją kaip ir New Yorkas. Kaip ir. Jo. Taip. Gal man fainiau už šitas projektas, už New Yorką ar Moods, bet Mūsų, man atrodo, gal tiesiog pats iš savęs truputėlį kitoks. konceptas toks. Jo, kitoks, konceptas kitos, o New Yorkas ar šitas panašiai, man. Man gal New Yorkas labiau žinok už šitą. Bet Na gerai. Bet plius minus čia jau jie labai panašiai. Nebekeitaliokim. Giminingi, jo. Gerai. Nu, bet dabar pereinam, žinokit, į Valdovų rajoną. Į Antakalnį. dabar jau Ir čia tas- šausiu už tai. Čia dar tas toks nei Antakalnis, nei Senamiestis, ta vieta tokia labai. Nu tai papalauk. Čiurlionkė. Papasakok, visiškai čiurlionė. papasakok, apie ką mes čia dabar. Tai dabar turim tokį Aternus vystytoją projektą, Valdovų rezidencija vadinasi. Tai Kur nuėjo Vilniui? Prie Ne. Tau Čiurlionės. neleis Patricija juoktis čia. Tai yra 19 prabangių apartamentų, rezidencijos, kaip jie vadina, bruožų turintis projektas. Nu, gal pasauk, įsijungsim geriau. Jeigu važiuoji nuo katedros link Petro Povilo nuotraukų. bažnyčios, neprivažiavus Čiurlionkės, į dešinį kalniuką visiškai ribojasi su Kalnų parko? Kalnų parku, jo, visiškai. Labai sudėtingas puslapis, labai sunku rasti Neieškok nieko. vietą mieste, galima Jo. parodyti Pauliui, kad supažinti čia iškart Senamiestis. Man labai katedra. patiko dar, kad jie čia turi, paspauskite groti ir išgirskite gyvenimą Valdovo rezidencijoje. Čia paspaudė ir tu pradedi girdėti klasikinę muziką. Nežinau, ar girdėsis mūsų žiūrovom. Bet galim prieš tos... Iškart jauties labiau ponas. Prie šitos ir pakalbėti muzikos. Nu tai aišku, visas marketingas sudėtas per prabangą, per klasiką, per kažkokius tai... Vizualas labai gražus. Labai padarytas. gražus. Man šitas projektas net kažko primena Basanavičiaus projektą. Irgi nedaug, ribotas kiekis tų apartamentų. Čia turbūt apskritai, kada kalbam apie projektą tokioj vietoje, jisai jau automatiškai, išsikelia save tarp virš kitų. Ir mūsų tier listo lentelė ir bendrai, konkurencijų su kitais projektais. Kas ten iš tų projektų buvusių, tai yra kitoj gatvės pusėje jau palei upę einantis keli projektai buvę jau tokie senesni. Paskui mano ta gaisrinė, kurią kažkada pardavinėjau, čia irgi Norėjau visiškai sakyti, irgi gimininga. panašiai. Jo, jie... Bet čia Bet ne tų pačių vystytojų, ne? Ne. Ir matai, gaisrinė tai buvo kapitalinis remontas, Taip. o čia visiškai nuo nulio Čia dar kviečiu statoma. pasižiūrėti lauko vizualizacijas, kaip jis atrodo, kaip jums pati architektūra. Yra faina, kad Man yra solidžiai atrodo. Labai. solidžiai, faina, kad yra didelės terasos, yra mega tokių po 100 kvadratų Taip. terasų, yra tokių vidutinių, bet yra ir balkoniukų nedidelių. Yra, matai, ir būtų mažesnių, bet yra ir tų tikrai labai didelių. Čia ant Jo, namų yra dvi raidės, VR, turbūt Valdovų rūmai. Taip. Asocijuojasi. Aš tai gal architektūrai šiek tiek norėčiau kažko, tai truputį man tie balkoniukai su metaliniais tais rėmeliais, turėkliukais gal neįtin, bet nėra blogai. Nereikia pavyduose. Čia viskas. Negalėjai pirkti ir nesipikti čia. Taip. Parkingai ne apie tai 50 čia. 000. Bet jūs pažiūrėsit, kokias kainos čia. Nu, Tai
Nu, vieta tikrai gera. Čia visiškai šalia Čiurlionio menų gimnazijos, visai šalia Kalnų parkas. Čia turbūt labai. Ir tikrai jau pėstute visas senamiestis visiškai šalia. Čia visi apartamentai turi pavadinimus, pavyzdžiui, apartamentai Penthouse, apartamentai Prestige. Tai čia duoda kiekvienam tokio išskirtinumo truputį. Tai jų nedaug, nu pabandyk ten, kaip būna 300 Premium, City apartamentai, pavyzdžiui, yra 46 arba 61 kvadrato, bet su terasėlė. Va, kokie. Nu jau Patricija, matau, jau čia perka jau. Deja. Ką dar jie turi išskirtinio? Va, kas man truputį užkliuvo, lubų aukštis 2,8 metro. Tokia prabangoja, atrodo pakankamai. Matyti, aukštingumas apriboja, nes ten ir taip į kalniuką viskas yra ir... Ne, tai faktas, žinai, kad jau kalbam apie prabangą, tai turbūt turėtų būti nuo 3 metrų. Taip. Bet norėtųsi, taip. Bent jau 3 metrų. Bet kaip pati čia turbūt neišėjo išspausti. Jo, ten turbūt jau aukštingumas. Ir čia aš spėjau, jie tą švarų aukštį paėmė, jeigu dar darysi gipsinės lubas, visą kitą, nu ten su aukščiu truputėlį gali jie strikti šitoje vietoje. Bet vieta taip, netimsi. Tikrai jau čia. Tikrai prestižinė, faina. Kainos nuo 6,5 tūkstančių už kvadratinį metrą. Čia yra nuo. Turint omeny, kad yra 250 netgi kvadratų apartamentų, tai vat klausimas, kokia ten ta bus. Tai čia, žinai, jau tokie, kur jau hitins tos rekordinius sandarius, žinai, turbūt. Bet vis tiek, jeigu ten kokį 3 miegamųjų butą gali už 700 tūkstančių nupirkti tokiai vietoj, tai pagal šiuos laikus. 3 kambarių. 3 miegamųjų. 3 miegamų, 700, kad sunkiai, manau. Aš irgi galvoju, bus daugiau, žinok. Tai, tai padaug. Nes kas, jeigu 100 kvadratų, 7,000 už kvadratą bus daugiau. Manau, kad... Panašiai. Aš manau, kad bus apie 8. Tu domėjasi, klausė, ne? Sakau, jinai perka. Tai va, tai... Nu, nemažos kainos, bet turbūt didelio pasirinkimo ir nėra. Jie, bet konkurentų nėra. Tai tokia, žinai, kam jau ta vieta tikrai tai patinka ir ta visa gamta, tai aš manau, kad kainos realios. Čia tu turi ir gamtą, ir visai senamiestį pašonį, ir upę Neries, ir Konstitucijos. Ir tikrai ramią vietą. Čia, žinai, kur reklamuoti nereikia tokios vietos. Nu tai gerai, tai tiesiog dėk į viršų. Dedam į esą, ne? Dedam į esą ir esas priminsim, kad čia yra superb. Čia tiesiog jau yra valdovų lygis. Jo, čia nereikia kreipdėmėsi, kad raudonas čia nėra kažkas, tai negerai nuo aukščiausio. Tai reiškia super, ne? Nu taip, išskirtinis tikrai projektas, jau čia turbūt kainos kokybės santykio negalim vertinti, brangu, bet ir gerai. Nu tai ką, toliau judam tada prie paprastesnių projektų. Sugrįžtam į žemę. Bet taip pat Antakalnyje esančių. Butikutis Šilo 23 gatvėje esantis, taip ir vadinasi, Šilo 23. Lidhome statomas projektas. Nedidukas. Toks nameliukas. Trūksta va tokių projektėlių iš tikrųjų Antakalnyje ir dabar va kaip tik su draugu mama šnekėjom. Gyvena pakankamai dideliam bute Antakalny, gal jau tokio didelio ir nereikia, bet nėra labai daug opcijų iš tikrųjų ką keisti. Jeigu nori likti žmogus Antakalny, į seną statybą nenori eiti, gera nauja arba apynauja statyba labai brangi ir daug opcijų nėra pasirinkimo, tai labai trūksta kažkokių panašaus kalibro projektų, sakyčiau, Antakalny. Man labai primena šitas projektas, žinot, Rudens gatvėje irgi yra toksai vienas nedidukas įterptas tarp individualių namų daugiabutis, gal net Cituso statytas, jisai 3 ar 4 aukštų, viršuje su terasėlėm. Tai čia, žinok, labai tai labai panašus toks daiktas. Taigi šalia garažiukai, senos statybos daugiabutis. Bet man atrodo, kartais, žinai, kada ten koks vienas ant 2 daugiabučiai didesniem vystytojams tai yra per mažas maštabas, o mažiem yra per didelis. Na, ir toks... Tada jau geriau 2 bučiuką pastatyti arba jau didelį daugiabutį. Tai smagu. Aišku, smagu, kad tu gyveni nedideliai komunoj. Čia kiek čia bus tų 15 butų? O, tik tai. Jo, bet iš kitos pusės, kai yra nedidelis projektas, minusas yra, kad tu negauni bendrų erdvių kažkokiu, gerų ten, žinai, žaidimo aikštelių, kažkokiu ten fontanikų. Šitai vietai galima išgyventi be to. Jo, bet aš tik tai sakau, kad tu šiek tiek gal mažiau gauni tos bendrosios infrastruktūros, tu tiesiog gauni
gerą vietą ir naują butą. daiktą. Jo. Na, aš, pavyzdžiui, Antakalnį gyvenamas tikrai, nežinau, svarstyčiau tas mišką variantą. Labai, žinok, labai patrauklus man toks. Vieta, aišku, netokia, kaip mes prieš tai valdovų rūmų. Ir kainas netokios. Kainos netokios, tai jeigu apie kainas kalbant, man čia, žinai, apie 4,5 iki 5 už kvadratą. Kaip ir turbūt normali tai vieta. Čia vėlgi, žinai, turbūt reikėtų pagrįžti į tos vertinimo kriterijus, kad, žinai, mes subjektyviai juos vertinam, bet ir atsižvelgdami į kontekstą, žinai. Ir vėlgi, negali ten vieną gretą dėti, tarkim, ten naujosios Vilniaus projekto ir valdovų rūmų projekto, bet tu vertini tą projektą, ten, nežinau, per kainos kokybės ir ten tos vietos, kaip sakyt, santykį. Tai šitas, man atrodo, labai... O kokią stadiją tu, Patricija, domėjaisi? Vyksta statybos. Pradėtos jau, ne? Jo. Nes aš jau tinklapį niekur nerandu įsigijimo skiltės, ta prasme, rinktis butus ar panašiai, yra tik tais tokia bendro pobūdžio informacija, bet... Mūras... Arba jau nebėra. Arba dar pardavimai nevyksta. Arba bando, žinai, pastatyti, vėlgi čia pardavimas ilgai gal neužtruks ir nori, žinai, jūs pradėti pardavimus, kada bus vaizdas ir labai logiška. 15, tai ten... Aiva rašo, būtai Antakalnyje jau greitai. Tai žodžiu, turėtų vyksta skambinti negyvai. Pičinimas vyksta dabar, užnorinimas. Dabar, žinai, tave užmasažuojant kainas. Yeah. Ir žiūri susidomėjimą, kiek buvo skambučių. Pabaiga, žinai, ar jums domintų už 5,000 už kvadratą, žinai, domintų, žinai, už jūs važiuoju. Už 5,5. Po 5,2. Žinokit, pakilo kaina. Nes Patricija, žinokit, domintų ir už 5,5. Mes aukcioną. Nes girdėjau, jinai labai perspektyviai vertina Antakalnį. Tai Ignas irgi. Tai nes Banevičiui siūlėm, tai už 4 neįmė. Jis sakė, Vileikoj pirks geriau už 3. 2. Gerai, kaip vertinat šitą Šilo 23? Aš tai S. Ta prasme, jo, aišku, jis netokio lygio, bet tikrai labai. Bet atitinka kainą. Bet tikrai. Man atrodo, kad puikutis. Ir gerai į rinkos trendą pataiko. Žavus variantas. Ir kai atrandi va tokių perliukų, kad jau statoma, taip, wow, reikia pažiūrėti, kas ten aplinkai. Nu gerai, judėkim tada link kito rajono, Rokantiškių, arba kitaip vadinamo naujojo Antakalnio, nes mes nagrinėsim tik tai vieną tą naują Antakalnio Rokantiškių dalį. Ir čia yra keletą projektų, čia išskyrė Patricija Elzės abudu etapus, bet aš manau, kad mums užteks vieną etapą aptarti ir jį įvertinti. Žinai, atvažiuoji į vietą ir tų statybų ten keliose vietose vyksta ir net sunku susigaudyti, kur čia Elzė, kur čia koks kitas projektas, nes iš principo ten viskas irgi labai panašu. Tai pagal tai, kas ant tvoros parašyta, susidėlioji kas kur. Nu, tai va, jeigu mes Antakalnį turėjom tik klinkerinius fasadus, gražias architektūras, čia turim paprastą pilką namuką. Čia, man atrodo, dar pagal senus projektus, nes su tom kolonom atsimenu šitie balkonai jų padidinti. Ir pastatyti, kurie yra irgi labai panašus jų tie iš senesnių laikų. Jo. Matyt, per daug neperdarinėjo. Čia statytojas, pamenat kas? Ombergas? Elizas? Teisingai. Ombergas. Šiaip man, nežinau, šitose vizualizacijose primena vyšnės, nežinau, kažkuo tai šitas projektas. Pilaitės pusė. Čia gal ir gerai. Nu, man kažkaip, kai išnekėjom apie tą projektą, ten neigiamą šleifą, nu kažkaip man truputėlį ir norisi, kad šiek tiek nueitų jau bent vizualiai nuo asociacija nuo tų nevykusio ten to, tarkim, projekto ir tebūnie būna panašu į vyšnės, į dar kažką. Vyšnios tai labai sėkmingas projektas. Taip, vyšnios labai sėkmingas, taip. Jo, čia va tos vyšnės panašus, tai jų antras etapas. Ir man va šitas net ir simpatiškesnis atrodo. Negu tie su kolonom, tie balkoniukai. Taip. Toks naujesnis, patogesnis, turbūt tie balkonai tokie išsikišę iš vis, turbūt nelabai. Šiaip tai vietai, aš manau, kad viskas čia yra teisingai, jų kvadratūra labai įvairi. Labai įvairi, jo, čia taip įdomiai išvardinta, bet nuo 27 iki 81 kvadrato. Irgi nuo 1 iki 4, iki 3 yra ir 4 antrame etape jau
pateikimas geras, man atrodo, viskas čia yra Išplanavimai kainos. geri, tikrai galima ten patogiai pasidaryti ir tų pasižiūrėjau įvairesni, kadangi nedideli namukai ir tų kampinių būtų daug, ir langų daug, tikrai viskas su... Kainos antrame etape nuo 2370 iki 2770. Žiauriai geras. Labai geras ta kainas. Tai atrodo, kalbam prieš 2 metus. Net prunkštelį, žinai, tas atrodo, labai geras kainas. No. Ir va tada klausimas, jeigu turi pinigų ribotą kiekį, nori naujos statybos ir ypač jeigu nemažai laiko dirbi iš namų ir nereikia tau būtinai būti 8 valandą kažkur mieste, kodėlgi ne? A++ klasės namas. Taip, tu gali Šiaip, tikrai... pavyzdžiui, pagalvok, va, tarkim, koks nors senos statybos butas remontuotinas, ar ne? Tarkim, ten, kiek dabar, va, pavyzdžiui, gaunasi 2 kambarių butas? Pažiūrėk, kokį nors 2 kambarių butą. Pažiūrėk, 2 kambarių butą. 2 kambarių butas, nu, tarkim, 50 kvadratų, 130 tūkstančių. 50 kvadratų? Kur šiaip 32, 34 dabar tie 2 kambarių butukai. Tai tu pagalvok, pavyzdžiui, 5 kvadratų paim kokią nors, nežinau, šeškinę, ar ne, 2 kambariai, visiškas laužas, ar ne, 110, 15 tūkstančių. Tai aš Fabijoniškės jau 125. Ir tu vis tiek ten gauni, žinai, seną aplinką, seną laiptinę, seną inžineringą, nu, okei, pasikeitė, bet ten žiūrėk, bet virš tavęs senas. Taip. O tu čia gauni... Visiškai naują statybą. Naujus kaimynus, naują daiktą, jo, naują, vėlgi. Tik tai vieta be infrastruktūros. Sudėtingesnė. Nežinau, nu man, pavyzdžiui, be kaimynų įvairesnių. Man, pavyzdžiui, automatiškai, tarkim, tokią kainą, tarkim, išgirstu, nu, man noris iš karto, kažkaip, nu, jau reitinguoti biškį į viršų. Ir... Julab, kad tikrai vaizdas nėra kažkoks tai blogas, tragiškas, kiek matos vizualizacijas. Nu tai gerai, tai tada judėkim toliau su vertinimu. Elze. Na, aš tai Elze dėčiau ją. Jo, aš manau, kad čia kainos geras santykis, nu labai geras. Jeigu vertinant šitą vietą, manau, kad bus ten truputį ir paprastesnių projektų, tai gal dedame Elze į... Ir kažkaip norisi tikėtis ir gal ir palinkėčiau iš tikrųjų tai vietai truputėlį išsivystę, atsigauti ir kad tie didesni vystytojai truputėlį ten įdėtų pinigėlio į aplinką ir pabrangsas man ta vieta, tai to jai palinkės. Nu tai to palinkėkim ir kitam mūsų projektui, kurį aptarinėsim. Myliu Antakalnį. Toks tiesiog žmogus savo jausmą įvardina šitam logotipe pavadinime. Matom. Veiksmas vyksta, šiek tiek aplinkų ir sublokuotų namų yra. Čia, man atrodo, šalia tų statytų jo kalno gatvės. Senųjų Taurijos gatvės, man atrodo, čia jau yra šitie. Tai va, nu, tikrai ganėtinai, sakyčiau, silpnas yra pateikimas. Aišku, projekto kainas nedidelės, bet lyginant su Elzės pateikimu ir vizualizacijos. Jie Elzė pritraukia žmonių, kurie atvažiuoja į vietą ir paskui pamato juos. Nes, nu, prasme, čia nelabai gerai. Vizualizacijos galima buvo padaryti šiek tiek gražesnės. Čia tokias architektų. Iš Minecraft atrodo. Kilinam tie žmogeliukai vaikšto. Jo, tai... Ačiū Rėmėjų, kad užkauna energiją. Matot, kaip energija kyla to lygiai, Paulius. Nemažėja. Laidos pabaiga. Vis dėlto su to šuoliais viskas čia gerai. Bet šiaip vystytojas ganėtinai naujas, aš nežinau, jo turbūt nėra dar daug išvystyta projektų, Hiltus toksai vystytojas, bet jie statybų sektorių, žinau, ganėtinai stiprus yra. A++ klasė, kuo jie išsiskiria, tai yra turi geoterminį šildymą. Šiaip retas dalykas. Šildymo daugiabučiuose. Šildymo Mercedesas, jo. Irgi kvadratūra ir nedidelių, ir didesnių yra, nuo 1 iki 3 kambarių. Bet jie vizualiai truputėlį net ir panašus į to kaimynystėje tuos esančius Taurijos kalno gatvės namus. Tai va, tai turi įvairius išplanavimus, turi įvairią kvadratūrą. Nu, nežinau, ką jūs dar pridurtumėte apie šitą projektą. Tiesiog kainos? Naujo Antakalnio kainų lygis. Brangiau Elzė ar ne? 2,5, 3,2. Man atrodo, kad brangiau. Brangiau. Nu, gal geoterminis.
Na, gal geoterminis, bet irgi... Nu, aš kažkaip nepermagyčiau tada už tą geoterminį kažkaip. Mhm. Nu taip, nežinau, turbūt galim pereiti prie vertinimo. Pavadinimas perspektyvus. Pavadinimas Bet aš Šiaip gražus, labai- Antakalnio pavadinimas gražus, bet gal... Bet aš nelabai suprantu, kodėl aš turėčiau daugiau, tarkim, mokėti negu Čia, Elzė. žinau, tada reiktų turbūt žiūrėti Į detalės kiekvieną- labai? Jo, žiūrėti išplanavimą. Tai į B tada turbūt. Į B turbūt. Jeigu Elzė buvo A, tai šitą į B dedam Jo. ir Elizė, man atrodo. bent Bent jau vizualiai nesisaskinam. Elizė daug gražių pateikta. Kas irgi turbūt yra ne paskutiniai vietai pirkėjų renkantis. Taip. Nu gerai, judam tada prie paskutinio projekto šitame Rokantiškių naujo Antakalnio rajone, Antakalnio trio. Sudėtingas su pateikimu aš iš karto, ką jau ir prieš tai pastebėjau, kad vat, jų galerija taip tik tais sudėliota. Nu, Kažkaip nėra meilės pateikimui šitai pusiai miesto. Nu kainos nedidelės, matai. Ai, Biudžetai, pataupom. marketinginiai biudžetai užraukti. Tai čia mes turim projektą SSA Baltic statytojo, Antakalnio trio, kambarių nuo 2 iki 3, ar ne? Nėra vieno Bent jau kambario. nemačiau. Tokia rada Tai informacija. vieta irgi šalia. Taurijos. Irgi 4 aukštų, jo, Taurijos 28. Tai visi 3 projektai yra faktiškai ten ta pati Pati lokacija. lokacija, A++ klasė, Tik vieni gal pro vieną gatvę labiau važiuoja, kiti pro kitą. Bet... patogus viešojo transporto prieinamumas, rašo, susisiekimas su miestu, pagerėjęs. Idealus pasirinkimas jaunoms šeimoms, nu nebent norinčiams gyventi naujos statybos, kaip ir kalbėjom, būste už nedidelę kainą. Atrodo visai, Nu, gražiai. visai dailiai. Jo. Fasadai gal Yra šiek tiek ir įdomesni. klinkerio, jo, vat, kas faina, kad šiek tiek įdomesni fasadai, kažkas tai panaudota įdomesnio, bet tinklapis labai sudėtingas ir kuklus, nėra daug labai nepatogus. informacijos, jo, šiek tiek tikrai vizualiai nepatogus. Nu tai ką, nežinau, daug jau kalbėjom apie šitą vietą, šitas projektas Man čia toksai, žinai, tarp tipinis, standartinis tarpas, ne, tarp Elzės ir man myliu Antakalnį. Kaina, va, dar nepaminėjom, kainos čia yra 2,7. Į mažesnę pusę. Nu, bet vis tiek man toks labiau prie B. Jo, B, žinau, B. Pritarčiau. Deda mylį Antakalnį, šiandien B kažkaip B-kų vietovė. Gerai, ir judam tada į naująją Vilnią. Kad jau Tuoj šalia uždarysim buvom. mūsų šitą tier listą. Tai naujoje Vilniuje Desertų pasilikai. linksmas rajonas Pauliau, dėl tavęs. pavadinimu Linksmoji 58. Kaip raitą pageri, tai tas. Pažiūrėk, čia fasadai kaip valdovų rūmų. Kiek Ir stiklo. penthausai. Vat, Mažaaukštė statyba statyba. jau prasidėjusi, galim pasižiūrėti net Jau ir... net ir pardavimai gerai įsibėgėjo. Jo, šiaip nemažai yra rezervuoto, tik vat, irgi, aš čia priekabus prie tinklapį, bet labai lietai kraunasi jų visi Po vieną paslapiai. nuotrauką įmetinėja, tu paprašai ir tau. Vieta, jau naujosios Vilnius, ten pats kraštas, irgi yra šiek tiek aplinkui pramonės, tokia... Bet naujoje Vilniuje labai daug. laukų Išvis pramonės, tektie, turbūt šiek tiek istoriškai yra. jie Šiaip tokie. linksmoji gatvė, nu, Vilniuje turbūt vienas skaitosi prie geresnių. Na, linksmiausia. Tai linksmiausia. Dideli Man tai balkonai. atrodo, vėlgi kaip šitai ekonominiai vietai, man atrodo, Va, yra fasadai net ir tikrai stogo. simpatiški. Jo, Ir stogo stogo terasos. terasų yra. Nu, aišku, ten privalumais kažkokiais jie ten super nepasižymės, turbūt. Nėra už tokią įsidukimo kainą. kambario. Nėra įsidukimo kambario. Lėkščių daužimo Erdvūs kambarį. balkonai ir terasos, kvadratūra nuo 28 iki 80, 4 Irgi kambarių labai įvairiai. būtų yra ir 3 kambarių, ir mažesnių. Ir projektą vysto Anikus. Vystytas irgi, nežinau, man negirdėtas jisai. Aš pamenu kitą projektą Karklėnų gatvėje, tai ten jisai toksai buvo, nežinau, kažko priminė man vėlgi, ant Rekos, ten tokių, žinai, Rygos gatvės namus. Pigučiai. Jo, tokie pigučiai. Šitas man jisai toksai biskį aukštesnio lygio atrodo. Tos terasos ant stogo to tokio duoda. Nu ir man atrodo, kad čia visai geras daiktas. Ar tai reiškia, kad mes neturėsim šitam terlistę atsekų? Ne. Ir aš, jeigu leisit kadangi- man pasisakyti, tai žinok, aš net nesakyčiau, kad čia B.
o aš norėčiau labiau apie kalbėti. Kadangi Paulius nusiteikęs investuoti į naują Vilnių, Jis bando jis daro sukelti viską. paklausą. Aš bandau rinką sukelti Vileikos. Šiaip man kas jų patiko tinklapyje yra toksai mygtukas lankščios atsiskaitimo sąlygos. Paspaudė ir čia jie prašo užpildyti, ko tu ieškai. Čia kaip pavyzdys 2 Kiek turi kambarių pinigų? butas, jo, Kiek noriu uždirbi? dabar gyventi, toliau klausė, ar turiu 15% pradinį įnašą, arba pirminę įmoką galiu mokėti iki 5 000, gali leisti avansą ir mažesnį sumokėti. Arba gali pažymėti, kad atsiskaitimo planas derinamas individualiai. Ne. Įdomu, ką jie tada pasiūlytų. Nepildžiau toliau. Bet kolegos, bet sutiksit, pavyzdžiui, Vilniui, kuris tikrai ekonominis rajonas, čia pakankamai simpatiškas daiktas ir netgi... Jo. Pirk. Pirk, kas tau yra? Pirk. Ne, Mes ne prie. Šiaip Tai aš reitinguoti, suprašau. tikrai yra jau daug rezervuotų ir parduotų, aš kiek žiūrėjau, Yra daug. įdomu, aišku, čia tikros tos rezervacijos, bet aš manau, kad toj vietoviai kitos pasiūlos nėra daug, turbūt, Na, tai kad pažiūrėk, gali 2 būti. kambarių, pavyzdžiui, buto kaina kiek? 146 000, 40 kvadratų. Tai yra brangiau negu Jo. Duburio gatvėje, Taip. kur Rokantiškėse mes nagrinėjome. Na, aišku, tu čia ir parduotuvės turi viską visiškai šalia. Duburio gatvė, taip. jinai tokia truputėlį yra atskirta. Nu tai gerai, tai dedam linksmąją. Linksmai ir pabaigiam. Aš sakau, A. Aš tai labiau už B būčiau. Aš irgi labiau. Per brangu, man atrodo. Pauliau, šį kartą likai nesuprastas. Bet pirk. Aš kaip konstitucinė teisme, aš turiu atskirąją nuomonę. Veto teisė vienam tierlistui, ne? Ja. Nu tai va, tai taip susidėlioja mūsų tierlistas, cekų, nieko šį kartą labai nenubaudėm, nesukritikavom, jeigu... Nebuvo už ką. Jo, jeigu iš kažko ten švelniai pasiekėm, tai tik tais dėl humoro. Tai čia yra tik tai mūsų nuomonė, reikėtų vertinti patiems. Rezervuotai. Jo, rezervuotai visą tai ir va. Ką, mes norim šiandien padėkoti mūsų laidos rėmėjams. Tai yra baldų portalas, internetinė baldų parduotuvė baldai1.lt. Antas skelbimo portalas realu.lt. Nu, Ir aišku, energinis Brightas. gėrimas Brightas. Va, pas mane jau nieko Skanuolis. nebeliko. Pas mane. Brightas. Dėl to Mano toks užsivedęs ir paskutinis buvai į pabaigą. Na ir jums, aišku, padėkoti norim, kad jau 50 laidų mus žiūrit, komentuojat. Turim etatinių komentatorių. Jau, va, Ačiū jiems. persiritom ir į antrą 50-uką, jau 51 laidą, tai Jo, labai smagu, kad prieinat ir mieste, ir kine, ir visur. Ir pasakot, kad labai geras podcastas, tai tikrai labai malonu šitą išgirsti. Tai nesidravėkit tai padaryti, mums tikrai pakelia tokį upą. Ir per norą- apžiūrės, kaip pasako, kad labai malonu būna. Norą toliau kurti. Tikim, kad kuriam galbūt naudingą turinį, kuris jums praverčia. Ir dalinamės to, kaip sakyti, su jumis neatlygintinai. tai ką. Tai Ačiū. ką, ačiū Jums uždėmesį ir Pasimatysim iki kitų kitose kartų. Iki kitų. laidelėse. Iki.